Jaunieji ūkininkai, atėjo paramų sezonas. Jūs dar turite laiko iki birželio pabaigos, kad paruoštumėte savo projektus ir pateiktumėte paraiškas. O mes pasiruošę padėti jums paramas išnaudoti kuo efektyviau ir paprasčiau, kad ir kokią veiklą planuotumėte. Einame pažiūrėti, kokią techniką greitai galėsite įdarbinti savo kiemuose. Sveiki! Pirmiausia, tai siūlau jums sandorį. Mes jums atiduodam techniką, o pinigus sumoka nacionalinė mokėjimo agentūra. Taip, kad gaunasi technika nemokamai. Pirmiausia, tai norėčiau pristatyti 40 arklių traktoriuką, kuris ypatingai gerai tinka daržininkystėj, sodininkystėj, taip toliau. Jisai be frontalinio krautuvo kainuoja 17 000, be frontalinio krautumo ir be PVM. Tai tikrai labai nedidelė kaina, praktiškai išvertus, tai vienas arklys gaunasi apie 400 eurų. Toliau sekantį mes turime 75 arklių traktorių. Jeigu dar uždėtume jam krautuvą, su svoriai su visko, jo svoris yra 3,4 tonos. Tai tikrai praktiškai traktoriukas atitinkantis tą seniai visiems gerai žinomą Belarusą. 75 arkliai, svoris truputį mažesnis, jisai ypatingai gerai tinka dirbti daržininkystėj, sodininkystėj, bet labai dažnai perka ir tvarkyti pievas. Tai jo kaina yra 24 000 be PVM. Na ir paskutinis, tai tikrai 26 metų ir naujiena, ir savo gamoje tarp 100-150 arklio galių traktorių. Jisai šiemet jau matosi užims pirmą vietą, tai yra bus parduota daugiausiai. Aupax 4110. Šitos traktorius turim 3 galingumų, tai 90 kW, tai būtų 110 arklių, 120 ir 130 arklių. Ta prasme, pasirinkti galima bet kokį. Šitas traktorius geriausiai tinka ir labiausiai perkamas yra gyvulininkystės ūkių, nes tada praktiškai su juo galim pasidaryti visus darbus, tiek ir pievą susitvarkyti, tiek šienauti, tiek šerti ir taip toliau ir panašiai. Ir be abejo, pradžiai iki 150 hektarų galima tikrai dirbti visus ūkio darbus ir auginant grūdus, grūdinės kultūras. Kaina 41 000, jauniesiems ūkininkams, kada duoda 60 000 paramą, įsigyti šitą traktorių, galima įsigyti priekabą, tikrai viskam turėtų užtekti pinigų. Parama iki 60 000, čia matau traktorius telpa į šitą sumą bet kokiu atveju. Ką dar galit pasiūlyti jauniesiems ūkininkams? Jauniesiems ūkininkams, aišku, pirmoji eilėje tai tikriausiai reikėtų tokius smulkius daiktus nusipirkti. Tai yra mulčeris, frontalinis krautuvas, prie šitokio reikėtų tikrai priekabos, priklausomai ką tu dirbi, ar tai rulonam vežti, ar tai pačią priekabą, ar tai puspriekabę. Tikrai turim didžiulę gamą, pačios irgi geriausios kainos, galbūt dabar neverta minėti, kiek kiekviena kainuoja. Galit pažiūrėti ir mūsų filmukus, kuriuos rodom. Ta prasme, pasirinkimas yra. Pardavėjų turim daug Lietuvoje, kodėl reikėtų pirkti Agrobond, o ne kitur? Pirmas dalykas, tai mes tikrai siūlom kainos ir kokybės santykį. Ir šiuo atveju, kai jūs turite 60 000 savo rankose, jeigu tikrai norisi pradėti ūkininkavimą, o ne šiaip įsisavinti pinigus, tai tikrai reikia žiūrėti, ką už tai gali nupirkti. Jeigu tau reikia 100 arklių traktoriaus, 100-110, kiek tenais yra leidžiama, bent jau dabar Lietuvoje kažką tais naujo nupirkti už tokią kainą neįmanoma. Tik tais mūsų šitą P4110. Jeigu jums reikia mažesnio traktoriaus, be abejo, tada galbūt galima rasti už 60 000 ir kitokių, bet tokiu atveju mes siūlom tada visą komplektą. Ir dabar visai nesenai pardavėm kaip tik už 60 000 75 arklių traktorių, puspriekabę, mulčerį, sėjamą ir dar kažką tai tenai. Ir susidarė toksai didžiulis paketas, su kuriuo tu gali jau pradėti kažką tais daryti. Taip kad skambinkit, atvažiuokit, pamatykit, ir sėkmės ūkininkavime.